Nubudo šiandien Dievas ankstų rytą. Skandus ir prašymus paskaitė atidžiai. Ir į kiekvieną širdį jis nušvitęs, jis sklidino dangaus ąsočių, pilstė nuoširdžiai. Bet ne visų atvertų širdis buvo, vieta stebuklui ne kiekvieno paruošta. Pavydas, priešiškumas jų širdis užgriuvo, kita širdis palaimai godumo užtverta. O kitas sielos indą lyg kraštų užtvindė, bekraštis liūdesys ir nevilties drama. Ir Dievas troško širdį tą pripildyt, įlieti meilės, bet vietos ten deja nėra. Ir nusiminęs Viešpats apgailėjo, kad žmonės neišvalo užgautų širdžių. Ilgainiui sielos jūsų akmenėjo, kaip tai kieta uoliena po senų medžių. O Dievas vaikščiojo ir dairėsi, jisai šypsojo, sutikęs mylinčių širdžių poras, iš savojo ąsočio laimės dovanojo, pripildęs jau sklidinas taures. Bet žmonės to nevertino, išlaistė, malonė siųsta iš dangaus. Netekę jos, ėmė viens kitą kaltinti. Kaltės neradę savyje, prigimtyje žmogaus. O kad mokėtume atleisti ir tikėti, mylėti, džiaugtis ir dėkoti bet kada, negurkšni, lietų, Dievas laimės mums išlietų, ąsotį pilną, sklidina, dosni, jo mylinti ranka. Nubudo Dievas šiandien ankstų rytą. Prie kojų skundų, prašymų pilna skrynia. Šalia kuklus laiškelis šitas. Dėkoju Dieve tau už tai, kuo laimini mane.